Gerai, yra durna teorija, mes galvom, galbūt čia kažkas specialiai uždegė ir galbūt laukia, tai pasimsiu peilį. Aš ir tą myliu. Gerai. Wow. Su golfo mašinyte. Sutikom sumokėti, tai iš viso gavosi sumokė $110. Tai, žiauriai fainai, bet tą bookingį radom. Sumokėjom tiesiems kešų, namuką va tokį gausim, kur ką matėt. Įeina, va, parkingas, gaunam kajaką, plaukiant vandenį, gultą savo ir pusį čia darys skaičiuoti, kur atneša į kambarį. Tai, fainai, čia prie pat visiškai va ant kranto. Ir tik $80, sumokė 110. Ir dar vandens mocas ir vandens mocą galima pasimti irgi $110. Tai aš galvoju, gal, bet sakė, šiandien negalima rytoj. O mes rytoj planas buvo apie 9 ryto išvažiuoti, nes kelsime su keltu į kitą miestą, į kitą šalį, Belizą. Tai laukia irgi nuotykiai rytoj, tai reikės nuspręsti, bet aš bandysiu. Dar turim pasižiūrėti, ar keltas yra, ar vietų, dar nieko nesusižiūrėjome. Bet koks skirtumas, mes matot, čia tiesiog man dėl to ir myliu Pauliną ir viskas yra smagu, kad galima būdavo mašinai valgyti šunų ėdalą, tūną. Ir nesukti galvos, kur miegoti, tiesiog ką susiradom, kas faina ten ir miegam, arba patinka, nepatinka. Buvo planas važiuoti ten, patinka, liekam, nepatinka, varom kitur ieškoti. Tai žodžiu, bet aš bandysiu ją įkalbėti rytoj, galbūt vandens mocą pavažinėti. Tai kad nebus tada. Tai gal ir anksti ryte, prieš pusryčius kardio. Gerai, varom mes jau, jo? Varom pasisiot, daiktų nesinešam ir išsimadom ir tada viską susinešim. Sudėm daiktus ir varom maudytis. Prasidėjo audra, žiaurus lietus. Iššūkiam toks grįžt atgal, neša bangos. Lietaus nematėm per kiek čia 10 dienų realiai. Faina, žiauriai, gerai, kad netoli labai nuvarėm. Viva Lithuania! Yeah, you're here from Lithuania visiting Bacalar. This is a big tsunami coming. The end of the world, man. Say hello to your mom, everybody. Thank you so much. Yo, draugas susirado. Oh, really? Smagiai pasimaudėm, važiuojam dabar į miestą ieškoti vakarienės. Susimedžioti. O, jau nesu savo smėlio marškiniais. Kažkas nauja. Važiuojam restoranėlį kažką. Čia taip atrodo, lyg ir apleista, lyg ir ne, va tas ežeras sėdinės savo. Kai kur naujai, kai kur ne. Bet kainos yra, sakyčiau, kokia 3 kartus nepigiau negu tų momentų. Koks laimingas pravažiavo. Žiūrėk, šuniukas. O! Fainai čia. Hola. Dos personas? Yeah. Okay, adelante. Hola. Adelante.
Kokia įdomi. Valgęs varlyčių, kojyčių. Ne. Ko norėtum? Ne. Viena maistas, šviečiam maistą. Gracijas. Čia seafood sriuba. Gracijas. Kaip tos nus gerai atrodo. O, kaip mėsyti. Oho. Šiaip daug. Žuvis, krevetės. Aštuonkojus. Ir dar aštuonkojus yra. Ir kaip vertinate? Tai visas krabas įmestas. Nu, kaip už 4 tunas, steikas apie $20 gaunasi. Ir tada pažiūrėkit, kaip čia kosmosas atrodo. Bulvės apačioje? Nu, pastatai žiauriai gerai. Fainai. Pastai man šakų. Labas rytas, atsikėlėm savo namukę prie ežeriuko, eisim valgyt pusryčių, nes čia all keli pusryčiai. Tai įdomu, ką gausime. Gerai. Išvirs gal porą kiaušų. Jo, tai pasirodo pusryčiai įeina kaštas sumuštinis su... Ne karštas, tiesiog bulka ir šalia padėta dešra ir sūris. Pasidaryk pats. Truputėlį pagražinau, jo. Ir dar vaisių, sakė, duos, tai galvom bent vaisių gal paimsim ir važiuosim kitur valgyti pusryčių. O vaisiai tai gal kelios tik uogos ir su kažkokiu jogurtu sumaišyta. Tai tiesiog ir viskas. Tai varam ieškot valgyti. Atvarim iki centro. Kas da čia visą sudėtinga, kad čia nėra interneto. Beveik niekur ryšių nėra ir yra stotelės, kur yra ryšys, ten sustoji, tau ženklas ir pasinaudoji. Arba turėti reikia vos ne telefoną su antena. Tai matėm pas daugelį čionai, tai toks visai įdomesnis variantas čia. Padano? Turim pasikraut kamerą 4%. Greit užsisakėm smoothie, tai čia su bananu, su kava, su vanilės pupelėm sumaltom ir... Ir kakavos pupelėm, ir almond milk. Nu, tai visai taip įdomi. Ir gabaliukų tokia. Bet skanus, ne? Nu va, aišku, čia sutrintas avokadas, bet įsivaizdavau, kad jo bus daugiau. Pagailėjo, kaip sviestuko ištepė. Bet čia mano dabar tapo meksikietiški mėgstamiausi Jie, tu kaip keistai. Biškai nedavirė. Bet dabar mes viską valgom žalę, ne? Žalia žuvis, žali kiaušai. Per daug skistai. Nu, bet kaip nors. Pas tave užtat labai gerai atrodo. Nu, pas mane tikrai geriau. Sukam parduotuvę pasižiūrėti kažko gero.
Viskas, esame jau kelyje, varom iš Bakalauro į Belizą. Planas buvo anksti ryte, bet pasirodo keltas yra 2:30 dienos, tai dabar yra po 2, tiksliau prieš 2 ir planas 2 valandos ten būt. Tikėkimės, kad dar bus bilietų į tą keltą ir dar reikės taip pat, jeigu rasim bilietus, tada pirksim nakvynę kur nors tenais, nes nieko dar neturim. Kažkaip mums patiko ta visa idėja važiuoti, kaip seksis, ten liekam ilgiau ir žiūrim pagal visą situaciją. Tai va, tai labai laukiam, kaip ir minėjau prieš tai būtent dėl nardymo su rykliais, snorkelinimo ir dėl Blue Hole praskris lėktuvėlių pamatyti. Didžiausias koralinis rifas, bet dar tikėkimės, kad mums viskas pais, nes visko būna kelionė. Ir dar praneša orą nelabai kokį tai. Jo, tai gali būti dėl bangų ir kažko gali atšaukti iš viso tą keltą. Tai vis tiek dabar reikės dar surasti, kur mašiną palikti. Mes apie 2-3 dienas ten būsim, kad viską spėtume ir persikelt nakvynę, tai vis tiek, bet ką tai tikrai rasime, svarbiausia dėl to kelto. Kaip ir spėjom, radom parkingą ir susiradom ferį, viską. Tai iš tikrųjų naudojom tiesiog ChatGPT ir Google susirasti ferį, kaip nusikelt, susirasti informaciją ir Paulina daugumą visą tą darbą darė. Tai iš tikrųjų viskas nėra labai, viskas paprasta, nėra sunku. Tai mes niekada čia nebuvę, patys planuojam visą kelionę, tai iš tikrųjų įsivedi Google, ChatGPT dabar, tuo labiau palengvina darbą, susirandi. Man atrodo, kad štai laideliai plaukia. Susirandi ir varai, tai dabar nusipirkam bilietus, grįžtam atgal, paliekam mašiną ir varysim. Ai va, rašo Belize Express. Tai gal su tokiu plauksim? Tai va čia Gerai, dabar esame uoste, pildom dokumentus ir labai valgyti noriu. Kol Paulina pildo dokumentus, susimašysiu savo greit Insane Fits proteiną, nekreip dėmesio į etiketes. Bet dar biškį angliavandenių, kad gauti, radom irgi viešbutį, paėmėm per pusryčius cornflakes. Čia jokio cukrus nieko nėra, tik iš kukurūzų. Tai tas faina, tai kažkoksai. Pagalvojau greitą mylą pasidaryti, nes mes nieko nespėjom, jau mūsų laivelis priplauks. Tai įsidėsiu 2 kaušus proteino, gausis virš 50 gramų baltymo. Būtent Insane Fits proteinas turi tiek daug baltymų, aukštos kokybės. insanefits.com. Aš nežinau, šiaip ar tai gera mintis, bet žiūrėk, net Paulina nežinau, ką aš čia darysiu. Jau įtari, ne? Aš tai galvoju, kad tu, ką žinau, į burną bersi ir tu dar atsigersi. Ne, galvoju į čia. Blema, bet išmirti bus neskanu. Aš irgi noriu atsigerti. Tai, paragausiu. Jie gali būti labai neskanus. Čia ne iš kukurūzų, žinau. Ne? Ne. Ir kaip? Gerai. Nu ir dabar Im šaukštą. tokio neturim. Nu aš galvoju, gal tai skaniai bus, ne? Aš tai gal neplakčiau iš karto, gerčiau, ne? Tai kada valgytum su tais. Gerai? Tai va, per 100 gramų 8 gramų angliavandenių ir 7 gramų baltymų. Aišku, angliavandenių šaltiniuose neskaičiuojam mes kiek baltymų yra. Tai 8 gramų angliavandenių, čia įsibėriau 15 gramų ką. Ir proteino 2 kaušai po 30 gramų, tai iš grubiai gausi ten
geri vos ne gramų baltymo. Tai greitas mylas, kol plauksim, paskui kažką vietą susirasiu, plus daug baltymų, neprarasiu raumenukų. Negalėsim. Raumenukų, dievulio. Telefoną iš tavo mikrofono. Kur sėdam? Nežinau, greičiau, kol nečiūdžiam, kol išyti yra. Kažkur sėdam. Galvoju, gal kažką pasakysi. Atvykome į kitą šalį, Belizą. Ką tik atsikėliau. Atsibodo plaukti. Kiek plaukam 1,5 valandos? Nu, bent taip prašė, bet atrodo daugiau. Atrodo porą valandų kažkaip. Nu, įdomu, nes kažkaip visą šitą kelionę mane labai vežė pamatyti tos ryklius ir pasnorklint, panardyt. Tai bus įdomu pamatyti. Patikrinsim, ar verta. Nu. Mary. Mary. Welcome to San Pedro. Quieta. Wow. Eidami dar užsukom į parduotuvę ir apsipirkom biškį susiradau Gatorade brandą be cukraus, įvairių skonių. Tai 2 skonius pasiėmėm paparagauti. Ir jo, užsibukinom ką tik viešbutuką, visai tokia faina, apsižiūrėsim, tai ką tik susimokėm. Ir rytoj 8 ryto varysime registruotis į plaukiojimą, snorkelinimą su rykliais. Žodžiu, einam iki kambario. Gal bus per tamsu? Alright, so this right here is the rest of it's like the mini bar. The reason I say mini bar is because we have little beers, smoothies, wine, sodas, and the food is like 24/7. Kaip čia, tai baseinas? Nu ką, žinau, normaliai. Viskas, važiuojame į ryklių gaudynes. Medžioklė. Žodžiu, varom nardyti, ieškoti ryklių. Dabar yra rytas, nieko visada nespėjom, atsikėlėm ir varom iki laivelio savo. O viešbutukas tai toks visai fainas šitas. Gaudynės. Yeah, for sure. Okay. Okay.
Sumokėjom už porą 150 baksų. Tokia suma už taką pamatai, nu, toks gyvenime bucket listas, tai užskaitau $100 geriausiai išleisti. Wow. O baisu buvo? Šiaip jo, atrodo, kad jie ant tiek karti plaukia, sako, aišku, jų nelies geriau, nes jos, jeigu vis tiek provokuoji, paliesi, tada jie gali būti agresyvus. Bet jeigu tu jų nelieti, tai viskas ok yra. Tai bent jau tokios instrukcijos buvo prieš šokantį vandenį. Tai tiesiog jų nelies, šalia būti ir viskas ok bus. Žodžiu, išgyventi. Is it possible maybe to get some extra chicken? Matau čia 50 gramų paštėjas. Nu ką, nuotykiai tęsis, reikia Belizą išnaudoti 100%. Rytoj vis tiek vyksim atgal į Meksiką. Tai pasiėmėm šitą mašiniuką, važiuosim pasivažinėti po miestą. Tai čia, kaip matėt, visi važinės tokiais, nėra čia veik mašinų. Ir pažiūrėsim, gražaus rasime, patirinėsime salą. Mirtinas greitis, mirtinas greitis. Tokie žodžiai, tai netokie. Ne, netokie. Čia žinai, kai tipo mokytojas, koks matematikos mokslas galvoja, kad tu čia gyvenime nieko nepasieksi. Yra toks, aš pasiekiau, atvažiuoju. Su golfo mašinyte. O Dieve. Čia gal už įėjimą dar reikia išmokėti. Dar neparodėm, kaip atrodo, kokie graži violetiniai. Wow. Almost. No, you can't. No, I ain't gonna fucking social media, dude. I'm old. I'm fucking old. Oh, you guys are leaving us? Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Take care of you. Yeah. Be good. Have a safe trip. Safe travels. Thank you. Thank you. Yeah. See you, bye.
Labas rytas, išsičekinam ir bėgam susimokėt. Ir tada varam atgal į uostą ir plaukiam atgal į Meksiką. Tai čia likom dabar nakvoti Ramones Village vadinasi. Labai fainai, kad čia iš karto buvo mūsų viešbutis. Ir ten tiesiai nueinam ir iš karto jau tas tie visi laiveliai prie plauko, kur galima buvo plaukti ir patyrinėti vandenis, paieškoti ryklių. Viskas taip vienoje vietoje, labai fainai. Tos mašinytės irgi šiandien mes išsinuomavom. Tai tiesiog visą laiką čia ir prabuvom, viskas vietų, kaip ir minėjau, jau 2 kartus. Tačiau už naktį sumokėjom $260. Tai visai, sakyčiau, brangiai gavosi. Tai čia likom 2 naktis. Ir va, čia pavalgiam. Tada va tenais tiesiai einam iš karto jau laivai. Išplaukti, panardyt, pasnorklint. Tai dėl patogumo atveju labai fainai, nes mes niekur kitur nevarinėjom. Ta mašiniuką išsinuomavom 2 valandom, atrodo, valanda gausi ant $15 ar $18. Tai maistas irgi labai čia nebrangus buvo. Daug pigiau, už Tulumą kokius 5 kart pigiau. Nes, pavyzdžiui, užsisakėm vakar tuos pietus, 4 patiekalai, išleidom nepilnų $60. Tai gerai, viskas vienoš. Paulina dar viską tvarkosi, prausėsi. Aš vienu greitai išsičekinti, jinai per tą laiką ateis. Tai susibėt laiko, dar turim spėti tą ferį. Spėjom. Jo, tai per visą šį laiką čia, tai niekas nėra girdėjęs apie Lietuvą, sako netgi viskiausi gidai, su kuriais mes buvom, nei kart jokio nėra turėję kliento būtent iš Lietuvos. Ir apskritai, ir Paulina, jinai labai, už mane yra daugiau mačius pasaulio, daug keliaujantį ir domis kelionėmis, tai sako irgi apie Belizą nėra labai daug tos informacijos ir nėra labai daug buvo čia žmonių. Ir vakar tam Secret Beach'e, kai buvom, aš ten kalbėjau su tais amerikiečiais, tai vienam iš jų čia priklauso vienas rezortas, tai jisai pasakojo tai, kad vien tik su kiekvienais metais čia auga 22%, tiesiog turistai ateina, viskas plečiasi ir auga ir statosi. Tai tiesiog labai sparčiai garsėja ši vieta ir daugėja tų visų turistų. Tai vat kas tokio įdomus ir aš manau, per ateinančius kelias metus jau turėtume daugiau girdėti apie šią vietą. Tai aš asmeniškai man čia labai patiko, buvo fainai ypač tas povandeninis pasaulis, Paulinai irgi. Dar norėjom prie tos Blue Hole skristi pamatyti, bet nelabai spėjom, nes tai skrydžiai vyksta kas kelias dienas tik tai. Gal kitą kartą. Jo. Ir šiaip dabar čia nesezonas, tai žiauriai mažai žmonių palyginimas. Taip. Jo, ir tas dar amerikietis pasako, kad dabar nesezonas, tai yra labai tuščia ir ramu. Ir jisai čia, jie atskrenda, kiek irgi sutikau ir kalbėjau su amerikiečiais, nes čia beveik jie visi yra atvaro, nes čia vos ne jiems yra prie pat. Tai dauguma yra iš Teksaso ir, pavyzdžiui, jie čia turi nusipirkę apartamentus ir sako, leidžia kiekvieną savaitę per mėnesį čionai. Vieną savaitę per mėnesį čia atvyksta pabūna. Tai čia vos ten lyg pas mus kaip kokia nida, nežinau. Tai bilietų sukeltų iš Meksikos į čia sumokėjom $130. Ir paskui dar čia sakė, kažkokį mokestį turėsim susimokėti. Okay. Tai va, tai nėra kosmosas, bet tie amerikiečiai tai atskrenda tiesiai į Belizą, iš Belizo čia atvaro. Į patį miestą ir čia kaip salas skaitosi, net nežinau, iš tikrųjų, reikia labiau pasidomėti daugiau iš tikrųjų. Bet ką noriu pasakyti, kad kaip čia dabar yra, kada mes esame, yra hurricane season, tai vos ne dauguma dėl to žmonių ir neatvaro. Ir dėl to taip tušiai ir ramūro atrodo vos nemirė čia viskas, bet pasako, kaip čia yra sezonas, tai tam, pavyzdžiui, Secret Beach'e, kur buvom, ten sakė, net neįmanoma netgi praeiti. Sakant, tiek daug žmonių būna, nei vienos beveik mašinos nerasi kur išsinuomoti, nepraeisi ir tiesiog perkišta žmonių. Ir plus kainos yra gerokai aukštesnės. Mes dabar, čia tikrai ta viešbutė yra viešbučiai ir yra už 100 ar už 50, visai tokių normalių. Bet kadangi mes ieškom, kad būtų mums dar tas uostas, kur mes galėtume tiesiai, nes neturim čia mašinos ir nežinom, kaip čia bus, nieko čia nežinom, tai įmėm vietą, kur būtų viskas viename. Šalia iškart išplaukti vandenį, panardyti, pasnorkelint maistas ir šalia centro būtume iš vis vos ne pačiam centre. Tai aš manau, čia galime tikrai gerai, iš tikrųjų smagiai laiką praleisti. Tai va toksai trumpas apibendrinimas. Tai tiek, aš manau vis tiek, eigoje, kai šitas visus video sukelsim, tai drąsiai, kurie irgi keliausit, varysit drąsiai, aš manau, galite įrašyti Paulinai. Nes jinai čia viską planavo ir žiūrėjo jinai daugiau, tai ir už mane žinos galės kažką patart, arba parašykit man, aš tada nukreipsiu pas ją, arba jos paklausiu ir jūs atsakysiu, nes aš tiesiog mėgauju šitą kelionę, kurią mano žmona suplanavo, nes aš tiesiog dirbau ir labai daug laiko neturėjau stipriai gilintis ir ieškotis, kaip planuoti visą kelionę, tai ten yra
šaunuolė, kad visko pasirūpino ir labai faina, kad mes tai galim važiuoti, neapsikraut. Nusprendžiam, plaukiam į kitą šalį, tai plaukiam į kitą šalį. Tai toksai, dėl to ir pasilikom, užsibukinom tik tais pirmąją savaitę kelionės ir paskutinę savaitę. Vidury pirmą kartą pagalvom, eksperimentuosim, nes mes prieš tai kokias kelionės turėjom, tai viską iš anksto užsibukinom, pasiruošėm ir viskas. Bet tada buvo paskutinė mūsų kelionė Tailandė, pagal rekomendacijas užsiregistravom ir tiesiog mums vienoje vietoje norėjosi pabūti trumpiau ir kitoje vietoje ilgiau, nes ten labiau patiko. Ir kadangi jau buvom viską užsirezervavę, turėjom ten sėdėti ir būti mažiau ten, kur mes norėjom. Tai galvojom pažiūrėti, ar įmanoma taip keliauti. Tai aišku įmanoma. Įmanoma, bet dabar dėl to, kad tas sezonas. Pirmą vietą galim užsibukinti, bet jeigu būtų sezonas, tai jau sudėtingiau. Jo, tai sezono metu tai aš nemanau, kad čia mes ir Belizę būtume radę apskritai laisvą vietą, kaip ir minėjau vakar. Jeigu rastume, tai labai brangiai būtų. Jo. Nu ką, viskas, mašiniukas apsaugotas vietoj. Sumokėjom už parkingą, kiek ten? 20 baksų kažkur, ne? Daugiau gal. Nu kažkur. Na, apie 2 kelius baksus. Apšiktas, aišku, mano langas, bet nieko. Numatėjom dar prieš kelionę 4 valandų pavalgyti. Kietai. Čia dabar pagaliau kažkas labiau meksikietiško. Gerai, kad dviem. Gracias. Nice. Daug kremų. Nu gerai. Atėjo visas maistas, tai... Oh yeah. Tas dar šitoj sriuboj gero. Tai kiek mes pavyks tau. Skanu? Sakai, biškį aštru buvo? Galvau, kad čia paprika. Čia pipiras. Kaip šitą? Nu ką, viskas. Sėdam į mašiną, aišku, mes čia turim tokią techniką, atidarom visas duris. Ir vienu metu uždarom 2 duris, kol Paulina būna atidarius. Ir išeina karštis. Ir tada vienai tą patį padaro. Nes šiaip neįmanoma sėsti vidų, kai laukia dabar yra 3-6 laipsniai. Žodžiu. Jo, ir sumokėjom, matė, kai buvo maisto, tai sumokėjom, jeigu eurais, nes sumokėjau kortelę. Čia tepas vis dėlto yra, galima ir mokėti per tepą, tai 36 eurai. Ir dar su tipsu čia. Ir dar su tipsu, čia 10%. Gerai, važiuojam. Dabar 4 valandų kelias liko, važiuojam į Valladolidą. Ir kažkaip reikia suspaud langą. Aš neužtrauksiu, mes jau. Ir aišku, šūdus biškiai apsiplaunam. Nuo savo prabangios mašinos. Tiek kiek grąžintai reikės. Tiesą pasakius, tikėjomės, kad važiuoti 4 valandas pro Meksiką bus labai smagu ir labai gražus kelias. Ir aš
įsivaizdavau, važiuosim visokiausi miesteliai, keliukai, džiunglės tenai. Nu, nežinau, bet ties pasakysiu, važiuojam 3 su trupučiu valandos ir kelias yra visiškai va toks identiškas. Daugiau mažiau krūmų ir tiek. Tai kažkaip norėtųsi jau kažkokio bent miestelio. Važiuoja 3 su arbūzu. Mes ten nusipirkom arbūzų. Gerai, tai liko 10 minučių iki Valado Lido ir ką tik buvo, kaip čia pavadinti, reidas turbūt, nežinau, stabdo visus. Mentais, automatais, tiesiog stovi ant kelio ir kiekvienas sustabdo, apžiūri mašiną ir paklausė, iš kur mes, pasakėm Lietuvą, tai žinojo. Ir tada paprašė atidaryti galinį langą, atidarėm galinį langą. Ir aišku, aš bijau, nes mano mašinos teisės yra Lietuvoje, aš palikau. Tai aš nuotrauką pasirašiau, bet į ką Polina turi. Dėl to jaudinaus, bet pamatė gale skardinę, ten buvo skardinė alaus ir sako drinking. Ir aš toks parodžiau į ją, tas nusijuokė, Polina irgi nusijuokė, tada man sakė, parodė bicus, tada aš paskui jas workout muscles, tada tas nusižvengė, sako, okay, go. Nu, žodžiu, tai toksai abudu biškiai apsišykom, taip sakant, tiesiog žodžiu prasme, nes galvom, gal reikės ten, nežinau, kyšį ar kažką mokėti dėl tų teisių. Bet jo, praslydom, tiesiog realiai tikrina. Net neprašė. Jo, tikrina tiesiog mašiną, turbūt ar nieko nesiveža, arba girti neužvairuoja ir tiek apžiūri. Kitus tenais labiau žiūri, ne, kaip matėm, paklausė, ką mes čia darom, ar turistai ir iš kur mes. Tai... Žodžiu, Luko bicai padėjau. Jo, išgelbė. Eilinį kartą. Eilinį kartą išgelbė. Ir atvažiavom į Valado Lidą. Bet iš esmės, kiek skaitinėjom ir Polinos draugė taip pat pasitalino, kuri buvo čia, kad jai labai čia patiko ir netgi rekomenduoja būti 3-4 dienas. Mūsų planas, aišku, čia dieną būtų, bet jeigu labai patiks, prasitęsim. Tai šiandien planas yra dar pasivaikščioti po miestą, pasižiūrėti, kuom čia taip gražu ir ypatinga. Nes dabar yra po 5:15. Pasižiūrėsim. Ir plus dar čia žmonės atvažiuoja ne tik dėl gražaus miesto ir architektūros, bet dėl šaunių restoranų ir kavinių pavalgyti, nes čia jų yra pilna, aš kiek žiūrėjau, jau vietos, kur mums pavalgyti, tai labai daug įvairiausių restoranų. O mūsų viešbutukas yra kaip tik centre, tai paim kažkokį viešbutuką, tai čia kainos tikrai labai nedidelės, tai ten galim būti tikrai net rasti 4-5 žvaigždučių viešbutį net po 60-50 baksų. Tai mes pasiėmėm tokį centre vidury, gražesnį, kokį radom, tai tenais 100 su trupučiu gausis tik tais. Planas yra vis tiek, kad būtume centre ir išeitume pasivaikštume, paskui rytoj jau ryte važiuojam toliau. Nes planas rytoj važiuoti į kažkokią krokodilų ten fermą, ar kas tenais yra. Rytoj dar baigtų, ne, tai arba į tas piramidės Čičen Itza, arba dar yra tokie irgi kaip griuvėsiai, Ekbalam. Tai gerai, tai tu kadangi čia vis tiek viską žinai, bet noriu pasakyti, kad labai laukiu krokodilų ir flamingų pamatyti. Šiaip visai faina čia. Gražu tikrai. Baiseniukas. Net keista, atrodo, kaip čia tokius tik atvejais miestas, ar ne? Jo. Kažką žalia. Paslėpus.
Švedžių pusryčiai. Ten jau madosi viena čia kita. Prisijungsim. Faina. One terrace is open all day. Okay. Your number is number 6. Oho. Siauras. Nuo telpos. Nu, kai tiek svorio numečiau, tai normaliai. You can design and closet a little table box. Nice. O galėsi gulėti. Nice, very nice. And here's the key. Okay, thank you so much. You can measure my baby's. Nu, bet fainas. Žodžiu, tai jo, paprašėm upgrade'o, gavom upgrade'ą, dar pasakėm, kad čia mūsų honeymoonas, tai dar ir gausim nemokamai desertą ir dar tekilos šotą. Margarita. Jo, ir tai visai faina, tai galvoju irgi visai iš Paulinos va štai išmokau, kad visą laiką galima paprašyti arba pasakyti, kad čia honeymoonas ir gauni upgrade, arba kai ateini į kambarį ir jeigu turi laisvų kambarių, paprašai ir iš tikrųjų gali net už tą pačią sumą duoti daug geresnį kambarį. Ir mums jau pasisekė su geresniu kambariu kelis kartus tiesiog paprašyti jau vietoje prieš apmokėjimą. Bet balkonas tai labai mažas. O, wow! Čia kaip... Pažiūrėjau priedus. Čia kaip ir sako, yin yang, ne? Vis gražios. Pamaitinsim būtinai. Nu, kosmosas, tas žuvis. Atrodo, jas tik žiūrėt norisi. Jo, tai sumokėjau su mokesčiais, viskuo gausiu $173. Labai, nu, toks fainai. Jaukiai. Einam? Ai. Jo, tai einam dabar, reikia mašiną persėti į jų parkingą. Paimam raktelius ir einam. Pamenat, kai pirkom šunų maistą, taip pat todėl. Jo, nes Meksikoje belenkiek daug benamių šunų, tai pagalvojom, kad tikrai pravers. Pažiūrėk, kokie čia naisėje vargšiukai išdžiūvę. Kažkas skauda. Karčius. Gali paimti? Nu, faina. Jo, nes šunų čia benamių belenkiek, labai daug. Tai kažkaip gaila taip juos praeit, kai jie patys eina ir prašo maisto. Nu jo, parkingas viešbučio tai... Nežinau, tikrai ne kažką nei pastatysi normaliai, kad bagažinę atstatyti, nei vietos, bet...
supras, ne? Suprat. Valgyk, mama. Tai supras. Nori atsiklėti? Šniuk. Žiūrėk. Šniukui. Nu, suvalys, plik, tegu valgo. Nu, tai tu liepėjai, ar Nu, ne, supras? tai vis tiek valgančių vėl nereikia. Supras, tikrai. Lemba, žiūrėk, kas ateina. Ateinam. Gal ateis. Na. Žiūrėk, patyti. Čia tai aprengtas. Kokia neteisybė. Tai visiškai neteisybė. Čia mes bomžiukai visi aprengtas. Jau man atrodo leit pradės, einam. Palindam po dušu, varam į miestą paieškot kažkas, kai mus pavalė į tašką sutemo. Nelabai ką išeis jums pamatyti, bet vis tiek pamanysiu kuo daugiau ką pafilmuoti viso šito experiencio Valladolido miestelėje. Ir nemilaus toks alkanas, vis tiek nustengiuos per dieną bent jau 3 maitinimus baltymų gaut, plius minus po 200-300 gramų žuvies ar mėsos, kad surinkti bent jau optimalų tą baltymų kiekį, kad neprarastų ruminės masės, tai tikslas yra kuo daugiau baltymų surinkti, privengti angliavandenių kiek tik galiu ir aišku surinkti kiekvieną dieną po 10 000 žingsnių arba daugiau, tai tas padeda bent jau kažkiek privengti to riebalo ir stengiamės, aišku, vieną dieną, jeigu pavalgom daugiau kažko cukraus ar salesnio maisto, tada kitas dienas to beveik nevalgom arba kiek daugiau paėdam, arba, kaip matėte, prieš tai bandom pasportuoti. Nuotraukų? Taip, nufotkinsiu. Aha, gerai. Na, čia gražiai atrodo. Gražiai atrodo. Oh, Burger King. Bet tai visi restoranai, tai šitie visiškai. Kažkur. Čia kažkur. Va čia. Čia? Ja. Cool. Nu čia bent žmonių yra. Na gerai, kad ten pirmam nelikom. Labai gerai, kad ten nelikom. Wow. Okay, thank you. Thank you. Gracias. Amazing. Provačiu. Thank you. Nu, pas tave daug geriau atrodo. Nežinom, kas čia vyksta, bet pilna palapinių aplink centrą šį gražų pastatą, nieko šį miestą. Bet panašu kaip apie kažkokį protestavimą, nes čia tiesiog žmonės miega palapinėse aplink centrą visą. Centrinę gatvę, tiksliau. Eisim ir mes protestuoti? Jo, tai dar dieną reikės čia tvaryti. Prasuks. Čia reikia ir valgyti. Nu, kur mes ne ten pataikom?
Kaip tik va tau bulkučių. Bet kažko normalaus valgomo nelabai kažkaip. Gerai, dar atėjom iki savo viešbučio ir man ten buvo per mažai to ten 100 kažkiek gramų žuvies. Tai mūsų viešbutį užsisakiau dar, paėmiau žuvies, catch of the day, tai čia net nežinau kas per žuvis, bet žuvies filė grilintos su bulvytėmis. Sugadinau. Tai aišku, vaisių truputėlį dar paėmiau čia šonę. Suvarėm ir galėsime mėgučio lisėtis. Ir dar ką tik margaritas išnešė. Jo, tai čia tokia graži statula priešais mane. Nu ką, labas rytas, esam savo viešbutį, valgom pusrytukus. Thank you so much. Thank you. Tai aš aišku pasiėmiau visą laiką taustą, kiaušiniai. Paulina irgi visai nemažai užsisakė. Ir aišku dar fruit bowlas ir natūralius sultis bananas, kivis ir kokoso vanduo. Ką tik pasistatė mašiną, dar pro miestą truputėlį pasivaikščiosim. Ką tik išsičekinom, varom dabar iki kavinės, pasimsim kokios ice coffee ir dar prasėsim pro senamiestį, nes kažkaip nelabai ir matėm to miesto, kai vakar to kažkokio protestavimo palapinės miesto centre. Pažiūrėk, kokia kieta skrybelė. Šiandien ir festivalą, kas tokio ir kieta. Net ir šiaip nešiočiau. Radom fainą kavinukę. Nu, atvažiavam iki Seniotės, čia prie pat miesto, pavažiavam 15 minučių. Eisim išsimaudyti ir važiuosime pamatyti piramidės. Iki piramidės bus 5 minučių kelio. Da čia parkinge visą pamačiau šietą automobilį. Ir toks net ne... Tai nusipirksime ką. Tai sakiau, tai toksai. Čia atrodo jaučiasi, kad bando kuo daugiau parduoti ir uždirbti, kur tik įmanoma reikia mokėti. Einamas dabar liemenių pasimti, kad galėtume iššokti, išsimaudyti, nes kaip suprantam, jos yra būtinos. Bet pastebėjom vos ne, kur eina, tik tais būtina reikia viską už viską mokėti. Tai tikėjimas, kad yra Seniotė, smagu įeinam, susimokam už įėjimą, aišku, kas yra jau supratom visur taip. Iššokam, išsimaudom, bet dabar čia matot suvenyrai, parduotuvė, tada dar papildomai gali susimokėti bufetą, gauni maisto. Restoranas. Tai toks atrodo, nu, marketing. Aišku, kas nėra blogai, bet atrodo, kartais kaip tik norisi tokios, vat, kaip įsivaizdavau, gamta tokia, kur tiesiog džiunglėse kažkur, kai buvom tada pirmai radę pirmą kartą, kur iššokam išsimaudėt. Įspūdingai atrodo.
Can I join? Yeah. Aukštai. O, šiaip aukštokai atrodo. Mes kaip paskutinę minutę viską darom. Tai... Ne, tiesiog Lukas visą laiką nori valgyti. Nu, liko minutė iki parkingo, atvažiavome iki Čica Nicos piramidės. Ko tokies? Nieko. Blogai pasakiau? Nu, beveik gerai. Čica Nica? Čičia Nicos. Čičia, Čica. Čičia? Čičia Nicos. Čičia Nica. Jo. Čia reikia 4, kai dabar Gausi 700 pesų žmogui. ir turim 10 minučių. Ir kaipgi be turgaus čionai prastumti dar savo dalykų, aišku, kaukolės įspūdingai atrodo. Kur čia? Hola amigo, hola Mr. Mazo, Rambo. Įspūdingai atrodo. Tik tas turgus, va čia vos ne piramidė ir turgus. Piramidė, turgus. Daugiau turgaus. Turgus. Turgus. Nu ir aišku, šitas visas vaizdas šone gražus. Tai nufotkins arba tik dviese video bent pasirodysim. Man atrodo, visai fanai, čia geras vaizdas turėtų būt. Nu, biški. Ne, myliu tą. Aš ir tą myliu. Gerai. Tiesiog aš tą nufotkinsiu dabar. Įspūdingai atrodo. Kietai. Tikrai iš arti tai įspūdingai atrodo. Fainai tau čia? Fainai. Pamatyti vieną kartą. Jo. Dabar liko dar visus kitus pamatyti pasaulio stebuklus. Keliautai mes dabar, mano YouTube kanalas bus nebe apie sportą, apie keliones. Aišku, man čia dar sunku, reikia biškai daugiau analizės padaryti, kur mes varom, ne tik Paulinai visą darbą palikti. Kokias mano stiprioji sritis yra sportas ir kaip nuriškėt ir sumažinti bulų procentą maksimaliai ir padinti raumeninę masę. Bet įdomu pasigilinti ir į kitus dalykus gyvenime. Taip? Ar tikrai? Nu taip, aišku įdomu. Tai metu tai aš tiek daug nekeliaučiau šis. Džiaugiesi? Nes man paranoja buvo, oi, nebūsiu režime, čianais tokie ties mano rezultatai, arba per tą laiką nedirbsiu ir bus prarastos pajamos, bet kas iš tų pinigų jų neleidė taip kaip dabar, rinkė kažkokias patirtis ir atsiminimus, dalinies visais įspūdžiais, tai smagu. Ir kaip tik aš manau, net per šią visą kelionę, nu aišku, kiek aš čia padirbau per rytais, atsikeliam vos ne 6 valandą 2 ir dar prieš miegą padirbau valandą 2, bet pailsiu, atsiribojau nuo visko ir toks atrodo net dar daugiau idėjų yra. Jau žinau, ką grįžęs darysiu, prisirašiau dar idėjų, ką nufilmuot, ką padaryt, kad dar labiau viską verslus paspartint. Tai sakyčiau, tas atsitraukimas ir atgal biškai viską pasižiūrėti iš toli,
net manau į naudą, nes po kiekvienos kelionės, kurias mes turėjom su Polina, tai netgi dar geriau viskas pagerėjo ir pats jaučiuosi netgi labiau laimingas ir netgi labiau to sportą pasiilgstu, nes seniau, kiek čia, vos ne 11-12 metai eina to režimo, tai nu, aš nei kart nepraleidau, nei treniruotės nieko, tai kai mes Tailande buvom prieš gerą pusmetį, tai buvo pirmosios 10 minutų, kai nesportavau realiai. Na, ten su kūno svoriu, Karazum, salės, viešbutyje. Tai, bet grįžęs atrodo per visus metus progresą patį geriausią, kokį esu padaręs dabar, kai dalyvau varžybos. O iš verslo pusės tai irgi. Tai aišku, tik paranoja, nemoku aš dar atostogauti, ilsėtis, nes šitokios tik antros mano gyvenimo normalios atostogos. Tai nu, nežinau, atrodo, kiekvieną dieną, aišku, paranoja, kai pinigai leidžiami ir jų nedirbu ir atrodo mažėja pinigų ir toks, galėčiau dirbti ir uždirbti, bet čia aš manau, kiekviena mūsų tokia mini problemėlė viduje, kai mes norim kažką siekti ir daryti ir turėti kuo daugiau ir naujų dalykų pasiekti ir svajonės gyveninti, bet reikia nepamiršti ir, manau, sustoti, pakeliauti, atitrūkti. Aš manau, čia mano tokia kaip terapija ir darbas su savim dabar yra labiau koncentruotis į save, ko aš noriu. Mėgautis, nes aišku, gyvenime, nu, nežinia, kas irgi nutiks ir kuo toliau, to labiau tai suprantu. Tai kažkaip vertinti iš tikrųjų, ką turim. Tai esame ir sveiki ir pagalvojus iš kitos pusės, nu, tokios kelionės, nu, netiek ir brangiai iš tikrųjų gali ir kainuoti. Čia nes aišku, mes jo, kai kur vienur brangiau paėmėm viską, bet galima ir daug pigiau ir viską pasidaryti. Ir dabar ateinančias dienas mes pasiėmėm apartamentus ten po keliasdešimt eurų tik tais parai, su virtuvė, pasigaminsim, nusipirksim, nes vietinėse parduotuvėse maistas tai daug pigesnis. Tai žodžiu, gerai, vienu aš Polinos ieškoti, nes čia biškį užsiplepėjau su jumis. Man ten matau Poliną. Bet šiaip netgi galiu pasidalinti, kad dar labiau netgi norisi grįžti darbus, atrodo, aš net laukiu ir kada dirbti ir prisirašęs pilną idėjų ir tos motivacijos pilną. Tas vas ir su sportu, aš net pasiilgau nerealiai tos sporto salės. O, kas čia per garsai? Tai netgi tas atsitraukimas ir netgi ta meilė, kada sportui mažėja ir atrodo, kai jūs einat, kad eit, tačiau vienas iš tokių indikatorių yra, kad ta nervų sistema yra jau perkaitus. Ir net turėtume pastebėti, kad pailsėti vieną dienas nuo sporto, netgi noras vėl grįžti, kai salė atsiranda. Tai čia toks aš kaip stebėdavau irgi, kaip jaučiuosi ir pagal tai, kada reikia pailsėti. Aišku, jeigu tenais pampas, jėga mažėja, apetitas irgi gali daug įtakoti, irgi signalą, kad reikia pailsėti. Taip pat ir riebalų procento mažėjimo ir jėgos didėjimo mažėjimą stebėti ir mes neprarandam raumens dietos metu. Nu, žodžiu, čia ne šitos temos per šią kelionę, bet ką noriu pasakyti, kad pailsėjimas nuo sporto ir nuo verslo, pabūti atskirai su mylimu žmogum, pakeliauti ir netgi ties saviugdos prasme, aš pastebėjau, kai man atrodo net jau norisi grįžti tos darbus ir po kiekvienos kelionės, kaip ir minėjau, viskas netgi pagerėja. Viskas? Let's go? Yes. Tai tu reikia važiuoti, neišlįsti? Ką tik užsimaišiau savo proteiną. Užmaišiau. Nu, Polina užmaišė. Ten St. Vitz pasiėmiau, aišku, sneakersų skonius, man sneakerso ir moka kavos skonį man labiausiai patinka. Tai dabar vis tiek 2 valandos kelionės, niekur nesustam pavalgyti, nes laikas spaudžia, nes ir to rodo, kad mes būsim tenais 7 vakaro. Tai tiesiog lieka irgi baltymų gauti, tai proteinas, ir tada turim čionais iš viešbučio pasiėmėm bananų, raplaisių ir ten dar mangas, man atrodo. Tai toks greit baltymų, vaisių ir tada tenais miestelį kažką tenais susirasime, ką pavalgyti, arba nusipirksim ir namie pasigaminsim. O jeigu skanus bananas, nu, skanus, šiltas? Šiaip aš labai skanus. Ar? Ne. Aš sausainių turiu. Taip, vis tiek neduočiau. Ai, čia pavogiai? Ko reiškia pavogiai mums buvo padėti? Važiuojam jau beveik valandą, taip, ir vienintelį kelyje, nei vienos mašinos, nei priekį, nei gale nėra ryšio, radija irgi nieko visiškai netraukia. Tai taip kaip ir baisu, kaip ir smagu, nes keliukas gražus, bet pagalvosiu, jeigu naktį važiuočiau reikėtų arba mašinai kažkas nutiktų. Tai, nu įdomiai, mes su Polina kaip tik ir kalbėjome, kad tikėjomės kažkaip paimti mašiną ir tripinti, važiuoti po visą Meksiką, truputį kitaip vaizduotei. Viskas atrodė, čia toks tiesiog
Ok, radom gaisrą vidury šito kelio. Tai mes net neturim vandens. Atrodo padegta. Gerai, yra durna teorija. Mes galvom, galbūt čia kažkas specialiai uždegė, ar galbūt laukia, tai pasimsim peilį, greit užgesinam. Tai radom, Nusipirkom parduotuvėj. radom Primo ir greit paliekant avarinio. O ką man Paimk pasimti šakutę? šitą, paimk monsterį, greit apipilą normalų.